sakant, šito kurso aš jau laukiau visus metus, kadangi praeitais metais nepavyko jį patekti, nes buvo užpildytas labai greitai ir tiesą sakant, turėjau kitą kursą tuo pat metu. Tai šio kurso laukiau visus metus dėl daug priežasčių. Pirmiausia, kad charizmatiškasis lektorius Rolandas Andrijauskas tikrai jau senai mane kaip ir žavėjo, jo darbai, jo visa struktūra, kad jisai ne tik tai domisi pačiu darbu, kaip atlikti, tarkim, vainikėlį, bet ir domisi sistematizuojant visą darbą tarp savo laboratorijai, tada išeidamas iš laboratorijos į kliniką ir darbų su pacientu. Tai bet man patiko jo tas visas konceptas, plus neradau daugiau Lietuvoje, sakykime, kad būtų techniko ir gydytojo toksai bendras kaip ir konceptas, tokių paskaitų ciklo. Tai dėl tos priežasties labai norėjusi pamatyti tą virtuvę, tos klausimus iškylančius ir ką padaryti geriau, kad tų klaidų mažėtų ir į laboratoriją atiduoti darbus, kurie jau būtų susisteminti prieš juos atiduodant. Labai noriu parekomenduoti visiems šios kursus, pirmiausiai dėl to, kad labai jie yra emocionalūs, pirmiausiai, uždegantis, norisi labai daug daryti iš karto, labai džiaugiuosi, kad bus ne tik, sakykime, paskaitos, bet ir hands-on galėsim kaip daktarai pamatyti pačią laboratorijos virtuvę, kokie yra darbai daromi, kur yra, kaip viskas dėliojama ir kur tos klaidos, kurias tu atneši, kaip jos atrodo laboratorijoje. Tai mane pilnai išpildė mano lūkesčius šitas kursas ir džiaugiuosi, kad dar 2 dienos liko ir turiu begalę klausimų ir tikiuosi, aš juos pamatysiu, ne tik išgirsiu, bet ir pamatysiu ir pačiupinėsiu. Realiai tai wow, jau galiu pasakyti, klausimus netgi buvau apgalvojęs ir pasiruošęs, netgi buvau atsivežęs medžiagos, kur Rolandas buvo paėmęs ir realiai viską jaučiau, panašiai galvojau, bet plus užtvirtina, viską dadėjo iki galo ir toks atsirado pasitikėjimas, kad reikia toliau taip dirbti, tą linkmę laikytis, tą liniją eiti. Džiaugiuosi, kad atėjo su manim mano protezuojantis gydytojai, kas tikrai padeda. Vienam nepavyksta išaiškinti jiems, kad reikia taip pasimeti, neturi tokių informacinės priemonių, kad galėtum perteikti tą info. Tiesiog, nedirbi toks kaip lektorius niekada nebūsi, kuris tau gali ateiti, ant delno viską sudėti, paaiškinti ir manau, kad tikrai su savo komanda, kuria čia buvau, išėję bus daug lengviau susikalbėti ir toliau dirbti. Jeigu atvirai, tai tas toks pojūtis, kai tu važiuoji ir galvoji, kaip ir, ką čia naujo gali išgirsti, jau vis tiek ta tendencija kaip ir aiški, jau čia tos naujovės pusė lūpų girdėtos, bet atvažiuoji ir iš karto tas lygis taip, nuo tos kartelės aukštai prasideda ir ta žinai, kad jau žemiau nebus, bus tik tai viskas aukščiau. Tai tų klausimų galbūt dar labiau sužadina ir įkvepia tobulėti, ieškoti tų atsakymų. Tai tik tai tokia dabartinė būsena vakaro. Да, вопросы ответили, некоторые остались по некоторым, да, каким-то системам, именно по депрограмматорам, да, как альтернатива аквалайзер. В принципе, да, ответили. Я получила поэтапные, именно по пунктам все действия, как нужно действовать, да, от А до Я. В принципе, да, я довольна. Вопросы, скорее всего, будут, когда начнешь, скажем, именно по пунктам, по шагам делать, может быть, где-то, конечно, они появятся. Лектор открытый, лектор отвечает на все вопросы, даже не связанные с заданной темой курса. И поэтому, да, плюс очень легкое общение, домашняя обстановка, и поэтому хочется сюда еще приехать. И обязательно приедем. Iš tikrųjų gavau labai daug, labai iš tikrųjų tikėjausi, net nežinau ko, nes pirmą kartą pas lektorius, nors autoritetai yra labai didelė, bet gavau labai daug žinių. Tikiuosi panduosi praktikoje, šiek tiek neramu, bet po šiandien dienos jaučiuosi drąsiau. Pačios temos buvo labai aktualios, nes klinikinis darbas yra labai svarbus, ar ne? Ir žinai, kad gausi informaciją, su kuo susiduri kasdieniam darbe, ką jau galbūt ir naudoji, bet dar norisi pagilinti žinias, ar ne? Dar norisi sužinoti kažką naujo, žinoma.
O labiausiai patiko tai, kad visas kursas vyksta tokia kaip diskusijos principų, tu gali bet kada stabdyti lektorius ir užduoti klausimus, ar ne, ir tikrai bus skirtas tau dėmesys maksimalus ir atsakyti tie tavo klausimai, ar ne. Tai va tas labai patiko, toks laisva forma, visiškas, kaip sakyti, ir su pajokavimais, ir su rimtais pokalbiais, ir aišku, tas davė labai daug naudos, sužinojom labai daug tokios informacijos, kas vat yra jau ir patentuota pačio Rolando, ar ne, kai galbūt darėm tuos pačius dalykus, bet dabar tikrai darysim šiek tiek kitaip. Man galbūt Master Labo kursai tokie šeimyniški, tokie galbūt ir dėl tos, kaip ir minėjau, lektoriaus to charizmatiškumo, tu jau jėsi jam artimas iš karto ir tu gali klausti jo kvailo klausimo galbūt, ar ne, gal atrodo, kad galbūt pasirodysi kažko neišprusęs, bet tu nebijai jam pasirodyti toksai, nes bet koks klausimas yra labai naudingas ir jo akyse matai, kad jisai tau beprotiškų norų, užsidegimu, visas virpėdamas jį atsakys. Tai dėl to galbūt lektoriaus tokio intensyvaus ir gražaus priėmimo, to šeimyniško kažkokio rato, ir jos nėra didelės grupės, sakykime, mažose, jaukiose, toskiose, tokia bendruomenė jautiesi ir tu nejauti tos atoskyros nuo technikas ir gydytojas, o kaip tik jautiesi toks artimas ir komandiškas, ką jis ir nori padaryti ir tokį jausmą suteikia, kad tu esi šeima, o ne technikas, kolegiją baigęs, o gydytojas jau matai universitetą. Tu kažkoks šeima ir tu be vienas kito esate kaip be rankų. Būtent Rolandas man jisai, praktika. Tai jaučiasi, kad yra praktika, jaučiasi, kad pats padaręs, praėjęs ir nėra vien teorija skaitoma. Kas galima kartais dažnai sutikti, matyti vien gražius pavyzdžius, vien fainas situacijas, o čia, matai, kad žmogus pasako, daug ir nusvilom, daug ir taip darėm, ir pats taip darėjai, gali sulyginti ir supranti, kad tai pasitikėjimą didesnį kelia iš lektoriaus. Во-первых, я еще была не на всех курсах, которые преподает Роландос, мне еще есть куда ездить. Так даже сложно сказать, что добавить. Но, в принципе, самое главное, это, конечно, окклюзия, центральное соотношение и возможность изготовить функциональный и эстетический протез, да, по цвету. Пока что информации много, она интересная, ее хочется применять, я ее завтра же применяю, да. Как только уезжаю с вашего курса, ввожу, ничего не остается. Но в принципе понятно все, потому что лектор даже поправляет, дергает, возьмите, запишите, возьмите, запишите. На практическом курсе он говорит, запишите, не забудьте записать, вы забудете потом. И на самом деле, если ты где-то что-то не записал, я потом допишу. Начинаешь дописывать и уже начинаешь искать где-то в архивах своей памяти, а как же там было? Ну да, хорошо, что немного времени прошло. И нет, все шикарно, все. И подача, и отношения. Gal, kad tandemas labai geras buvo technikas ir gydytojas, protezistas. Tai šitas buvo labai geras derinys, nes vienas kitą labai papildė. Nes labai esu buvus lyg ir vieną kartą, kad buvo ir technikas, ir gydytojas, bet šis kartas labiau patiko. Apskritai, man Rolando labai patinka tie filosofiniai visi dalykai, ar ne? Ir tu tiesiog pasijunti kaip šeimoje, tu tampi geriausiu draugu, ar ne? Ir tu, kaip sakau, nebijai nei užduoti klausimų, nei pasakyti savo kažkokią nuomonę. Tai tas, matom, šiltas bendravimas, jokio oficialumo labiausiai galbūt ir skiriasi nuo tų kitų kursų, kuriuose teko dalyvauti, ar ne? Tu jautiesi labai, labai gerai šiuose kursuose. Galbūt sugeba, atrodo, bendrauja su visais vienu metu, bet su kiekvienu tarsi ir individualiai nelieka ne vienas pamirštas. Galų gale turi Rolandas labai gerus oratorinius sugebėjimus, nes labai sugeba valdyti publiką, labai sugeba sudominti, labai smagiai klausosi. Neima miegas, net ir po pietų pertraukos.